Pai poros telefono numeris 1604. Stulbinantis ir savo energiją uždegę Donatas Montvydas ir Katerina Voropai. Na, aš manau, daug komentarų nereikia, todėl komisijos komentarai bus lakoniški, aš taip tikiuosi. Oi, nereikėjo. Nu va, nešant gėlės mes atėmėm iš jūsų brangų laiką, mieloji komisija, todėl už karto balus. Jurijus Morygina paprašyk kalbėti trumpiau, tai jisai šnekės trigubai ilgiau. Ta aš jau žinau antrą sezoną. Režisierius pasakė, kad laiko truks ar kaip? Pasakė. Siūsk į ant 3 raidžių. Ta prasme į JAV? Galima dar arčiau. Kur Rusijoje vaikus gamina? Nežinau, kur Rusijoje vaikus gamina ant 3 raidžių. Šis Roddom. Čia yra 2 žodžiai. Achuliš. O, įdomu, nieko. Taip. Na, Jūraška. Aš tai pradėsiu nuo taip. Nuo vieno tokio dalykėlio, kad svarbiausias yra sėkmė šio šokio yra tokia. Spjovėt sistemai į veidą. Kvikstepas buvo visiškai sudarkytas teigiamą prasme. Padarėte, kaip aš galvoju, kada nors išdrįs padaryti tikrieji sportiniai šokiai. Nes kaip mano klasikinis baletas miršta dėl sistemos, tai lygiai taip pat aš pamačiau, kad Kvikstepas gali būti toks įdomus, kad jis gali surinkti pilnas sales, nes standarto sportinio šokiuose aš chroniškai nepernešu. Ten visiškai yra anomalija ir man visiškai neįdomu žiūrėti. O jūsų Kvikstepas buvo superinis. Reiškia, Montvydas su savo anomalija pastavė choreografinis mąstymas iš viso kreizas yra. Jau šitą aš matau, tu gali kažką daryti, staiga tu gali su petelė per galvą duoti partnerį. Tai yra gerai. Tai yra tikrai šviežia, nauja. Buvo geras, originalus Kvikstepas. Labai jums ačiū, vaikai. Matot, Montvydo Kvikstepas dar surenka sales, o jūsų baletas jau ne. Surenka. Oi, Vytautai, jau tu baig šitą, tu nieko tau neišeis. Tu tai Kodėl? Man dar gali išeiti, jeigu viduriai bus neužkietėję. Ne. Palauk, tu nuvažiuoji gastroliuoti, bet net važiuoji pats vaidinti. O mes važiuojam gastrolį į Jonavą, į Panevėžį, Šiaulius. Ir mes visi atvažiuosime. Ir mes atvešim gražiausią spektaklį Geišą. Tad Vytautai, pasitenk truputėlį. Jūs vaidinsit Geišą? Aš tai ne. Pas mane Belekaitė vaidins, Butkus Pinkerton vaidins, kurio tu tarp kito net nežinai, kas tai yra. Nežinau, kas yra Butkus. Butkus. Tuoj mes sulauksim, neliečiamybės. Pamatysim, kaip mes pamatysim. Gerai, ačiū Jūračka. Ponė Jūratė. Labai spūdingas numeris
Ir kvikstepas visai neblogas ir stovėsena pakankamai gera, kaip pradedančiam, tai tikrai šaunu. Ir dar reikėjo suvedžioti partnerę, kuri kartais netgi klydo ir reikėjo prisitaikyti prie savo partnerio. Ir turėčiau Jūrą pasakyti, kad mūsų nėra sustabarėję šokiai ir nėra įsprausti į rėmus, vyksta tarp profesionalų, tarp kitko varžybos, kur tikrai įdedama elementų įvairiausių. Ir kikai, ir batmanai, ir taip toliau. Aš esu palaimintas, įsivaizduokite, Jūratė Norvaišienė man teisinasi. Madam, jūs pati. Aš esu tiesiog pateptasis. Labai jums ačiū. Ir atleiskite, jeigu aš jūs įžeidžiau. Bet truputėlį pakritikuoti viens kitą turbūt yra sveika. Sveika. Labai jums ačiū. Kad jūs Gerai nepykstat ant manęs. pastebėjai, Jurkutė, ant tiek pateptas, kad plaukų neliko. Nu, tu, Jurkutė, visados buvai blondinė. Aš atsiprašau, čia Vytautas sakė. Bet jis jisai toli perdavė gražu tavo- ne blondinas. Bet tai jisai tavo Bet žodžius jūs, tarp perdavė. kitko, panašus į tokį. Aš nežinau, kur tu būsi 55 metų. Turbūt indus plausi turtingo vyro virtuvėje. Ką jūs Tai sakote? nėra taip blogai, kaip jums atrodo. Ne. Jūs garantuotai Gerai, pakeitėt grįžtam prie lytį. šokių. Elena. Aš sužavėta. Tai puiku. Nu, ačiū, nereikia daryti iš manęs tokio baubo. Dabar jūs išgazdinot visus šokėjus, kad aš jau čia juos visus... Čia buvo jūsų pulsiu. žodžiai. Aha. Gerai, ačiū. Šią porą aš sužavėta. Aš labai didžiai stebiu jų šokius nuo pat pirmos laidos. Ir Donatai, aš nežinau, kur dar gali pasireikšti jūsų talentas. Aš nieko nesakysiu, aš apakus, aš geriau įvertinsiu. Dėkui labai jums. Nagli. Na, aš su malonumu pabūsiu subjektyvus. Reikalas tas, kad Katerina yra mano šokių mokytoja. Kokia čia... Ja, taip, Korupcija reiškia, smirdė, visiškai Kaip taip. visą Lietuvą prarūgom. Ne, buvo toks etapas gyvenime, kada mes mokėmės šokti ir Katerina buvo mūsų šokių mokytoja. Tai dabar, panelio mokytoja, pakliuvote. Va. Tai dėl technikos savaime suprantama, aš nieko negaliu sakyti, bet vis dėlto išduokite, prašom, paslaptį. Kaip jūs padarėte taip, kad Donato akis pradėjo žibėti nuo pat pradžios iki pabaigos? Nu, čia labai paprastas būdas. Tai yra 150 prieš išėjimą. Ir blizga visą šokį akis. Ne tas, čia ne tas Ar tu savo atvejis. paslaptį Čia išdavei? kitoks, sakiau, Tai Jūraška, aš jūsų paslaptį bandžiau nuslėpti. Ne. Jėzus, ten po pusę butelio jūs nugerėt prieš išeidamas. Kas čia dabar darosi? Kas teisybė akis bado. Atsiprašau. Aš kame? Paskandinsiu jūsų alkoholį. Jūsų alkoholį jau kraujo nerasta. Vytautai, aš tyliu. Gerai, patylėkim. Tu tikras lietuvis esi? Nu, kaip ir jūs. Ponai, vis dėlto pabaigėte savo ginčą. Galbūt vis dėlto duokite tą mikrofoną Katerinai. Aš vis dėlto norėčiau išgirsti atsakymą. Nu, mes su Donatu turim tokį ritualą prieš išeinant ant parketo kiekvieną kartą. Tai aš manau, kad būtent galbūt tas ritualas prabudino tą velniukštenę viduj. Galbūt šitas, o galbūt tiesiog iš vidaus. O koks tas ritualas? Čia yra paslaptis. Tai. Nu, mes išgausim, kankinimais išgausim. O dabar rodome balus? Sužavėti visi reiškia 10, 10, 10, 10, 10. Atspėjau. Aš duodu už ritualą, kuris vadinasi talentas. Aš už tą velniukštį. 40. Sveikinam. Sėkmės jūsų porai ir Sėkmės jum. žiūrime šokio pakartojimą.